Sex, do it right. Sex. Atėjom, žodžiu, į pakrantę, nusileidom paieškoti maistelio ir sakom, duosim dar antrą šansą. Pažiūrėti, kaip čia atrodo viskas šiandien, lyginant su vakar. Nu, tai tikrai geriau atrodo, daugiau veiksmo. Gaila, kad nematysim tik tai saulėlydžio. Pabiškai per tamsą, aš turiu kai ką padaryti. Nuimti akinius mano kamerytei. O, žmonių daugiau, bet tik tai, nu, gaila, kad mes iš tikrųjų gyvenam šitam šiukšlynį. Nu, nežinau, tas... Kaime biškijo. Tas Hermis, Hermis vadinasi. Ne, Himara kažkas. Himara, na, aš net pavadinimą nežinau šitą šiukšlyną. Tai Himara tokia biški, nu, tipo, jeigu kas galvoja atvaryti, tai Himara, nežinau, ką čia veikia, nu, tipo, bendrai nėra čia, kad būtų švaru, gražu, nu, tiesiog toksai... Ne, tai... Nelabai, žinai, tai geriau jau, kur buvom tame šiandien Dermėje, tai ten, nu, ten, kaip diena ir naktis skiriasi nuo čia. Nu, tai va, atvarėm, žodžiu, tą miestelį Dermėje, kur sakiau kažkada, jeigu paminat, kad parodysiu, kaip čia atrodo, lyginant su mūsų tą krantinę. Tai kaip matot, čia krantinė gerokai įspūdingesnė negu mūsų Himarojai tame. Pastačiukai nauji, kyla vietelės, kas buvo Meksika ir Bali jaučia, ten va taip atrodo irgi. Ir aš ambarį dėjau story, kad kai pirmą kartą čia buvom, kad sakau, atrodo kaip kokiam festivaliui, kad čia ruoštasi jie. Ir porą žmonių man parašė, kad čia būna 2 dideli festivaliai per metus vasarą. Daug tūkstančių žmonių suvažiuoja, elektroninė muzika ir taip toliau, tūsai vyksta. Tai tik tai aš nesuprantu, ar pas juos tai būna žopa žiemą, kad jie čia viską nurenka ir išardo, ar čia jie vis naujus plečiasi, va to nelabai suprantu. Nežinau, kuris čia variantas tikslus. Arkos visokios padarytos, va. Gali įėjai. Aišku, reikia nepamiršti, kad kai festivalis vyksta, kad gali ir kriaušiai pist būtinai. Čia svarbiausia. Žiūrėk, vaikam kriaušės sen. Ar iš ko čia trenkt, kokia čia dydžio. Realiai jo, iki krūtinės čia, nu. Gal čia kiek pigiau negu tam Dermėje, aš neįsivaizduoju, bet šiaip kainos tai užraitytos. Yra pizdai iki lubų, čia kosmosas yra. Turėtų kaip ir būti pigu Albanijai, ne? Bet... Nelabai. Bet žinokit, čia jie žino, ką daro, žino, kaip pasinaudoti to dalyko ir kaip padaryti, kad nebūtų pigu. Nes vis tiek žmonės turės pirkti. Nes šiandieną niekur iš čia išvažiuoti, realiai 5 minučių turi iki kito miestelio važiuoti, kuris lygiai tą patį daro. Einam pažiūrėti, kas gero. Visai romantiška čia, sakyčiau. Ne, nu geriau, tikrai šiandien atrodo viskas lyginant su vakar. Vakar labai tragiškai čia viskas atrodė, kosmiškai blogai. Jo, nes nu saulė ir viską iškart padaro. Šiandien fotkinas va žmonės, daugiau žmonių, visi laimingesni. Maudosi kažkoks dar dėdas, nu išpradės. Ir taip tai gal nereikėtų, aišku, persistengti. Nu blogai. Gal dar kada čia kas nors čia. Kas čia per grožiai prieš tokį vaizdą. Biški paeini iš to pagrindinės gatvės, nu, kur tipo veiksmas yra, čia tai iš viso. Mirtis. Pažiūrėkit, šlangų primėti visokių lagaminų. Pažiūrėkit, negyvos dvasios. Tavarsime, o čia ta pagrindinė gatvė čia yra, pat už šitos būdelės. Negyvos dvasios. Kaip jūrbarkė pas mane. Dar yra dalykėlis su pardėm, žinokit, hibrytė. Tai su pardėm šitoje jau šalyva, tose visose kurortuose jau teks ieškoti, kariauti. Visos bus tik tai vietinės, didelių tinklų nerasit jokių. Čia realiai per 3-4 pardės bėgiom, ieškom pigiausių variantų, nes kiti čia yra labai stipriai užsapnavę su kainam. Tiesiog, nu, viskas aišku, čia viskas yra logiška, aš tą patį daryčiau. Naudojas tiesiog tai, kad yra turistinės vietos, kad kainas gali iš oro sugalvoti. Atsiskaityti kortelę praktiškai neįmanoma niekur. Tokia reikaliuka jo, tai su pardėm irgi, žinokit, turėsit reikalų iškart paskau. Nusiteikit, kad valgysit šlykščiai ir tą patį maistą ir už brangiai šiaip. Tikrai už brangiai apsipirksit parduotuvėse, už brangiai. Vanesa nelegaliai šunį namo prisėdė. Aksė. Sveiki. Einam, išvirsim kiaušinių mes. Einam šunyti. Valgyt, patikėk manim. Sveiki. Nevosi, eina taigi išvešim. Aksė. Ei, blėt, einam, matai. Kam? Kaip čia albaniškai pasakyti, gauna. Žaidami namo sutikom šunytę, padidom ją Aksę, dabar kepam jai kiaušinius. Nes neturim ką pasiūlyti daugiau šuniukų maisto. Tai reikia kepti kiaušinienę, pabandyti. Manau, kad jai visai patiks. Bet labai matos, kad šunytė skriausta buvo, nes į namus vos įsivedėm, vos prikvietėm, sustojo prie slenkščio ir stovi vargšyti. Ir dabar mato tokia nejaukiai labai jaučias, bet vat maistas jau pradeda kepėti. Nori kiaušiniukų.
Taip, gera sunytė. Labai gera ta sunytė. Žiūrėkit, vyksta kepimas. Realiai jau čia iškepė. Tuo reikia paserviruoti. Nevažiuo. Karšta? Platu. Bandyk dabar. Sveiki gyvi, su jumis sveikinamės iš sostinės Tiranos. Atvykome, palikome baseinus. Kaip tik mums pasisekė, nes oras pablogės. Tai atvarėm į sostinę geriau su blogo oro pabūti. Gal reikėtų galvoju padaryti jums mūsų namų turą kaip visada. 80 kvadratų, butas kilometras 400 iki centro rašo. Va, tulikas su ledais, su dušas, visokiai. Čia augio kambarys, pažiūrėkit, koks erdvus, koks didžiulis. Už 2 naktis 8 eurų šitas butas. Čia va nesaruošęs. Tik tai aišku, vaizdas už lango, tai lūšnynų milijonieriai. Tai va taip atrodo. Pažiūrėkit tos balkonus, nu labai viskas taip, sakyčiau, sovietai. Šita vieta nieko nepasikeitus. Nu, eisim patyrinėti sostinę. Čia nusprendėm pabūti 2 dienas, pažiūrėti, kas čia gero, kaip čia kas. Tai šiandieną pašmirinėsim po lauką, po gatves daugiau. O rytoj pasiliekam visokius bunkerius, jie turi įdomių dalykų ir taip toliau. Kadangi rytoj greičiausiai visą dieną 100% matėm, kad bus lietus, bent jau taip rodo, neaišku, kaip bus. Tai tada pasiliekam vidaus pramogas, o šiandieną bandysim pavaikštinėti po miestą. Šiaip tai... Na, Albanija. Važiuot su mašina, čia kosmosas, visi važiuoja belekai, nu, vėliau papasakosiu, padėliausiu apie Albaniją dalykus ateityje, bet kol kas vis tiek Juodkalnyje, iki šios dabar akimirkos vis dar Juodkalnijos nepralenkia tikrai Albanija. Tikėkimės, kad sostinė mus nustebins gerąją prasme. Parketo lentučiai pasidarė. Nu tai va toks tas rajonėlis. Aš dar nepagaunu iki Albanijos vaibo iš tikrųjų kažkaip. Sunku kažkaip suprast, kaip čia kas vyksta. Jeigu atvirai, gal ir gerai, čia viskas vyksta su ja, tik tai ne. Vištos už tvoros kudakuoja. Va, rezervuota kokia grandinė ir pašpalečių. Kas labai Albaniją užpisa, tai žinokit, va, visos gatvelės tokios pravažiuoti neina. Kaktomušą susitinki, atgal turi važiuoti. Visi bele kur stoja, bele kur parkuojas. Žiauru šiaip yra. Tvarkos nulis. Nu, čia va tipo atėjom į pagrindinę, vieną iš pagrindinių gatvių tokia. Praseitie. Nežinau. Jo, tas bunkeris, į kurį varysim rytoj. Nieko, net toksai, net nežinai ką parodyti ir žmonėm iš tikrųjų, ką čia gali jie. Manau, miesto eksplorinimas apskritai yra nuobodžiausi kadrai. Jo, tu nesipa nieko čia gero, nepamatysi, tai aš tai jums parodysiu, jeigu kažką parodysiu, tai stengsiu kas įdomiau, ką gal lempų kokių gal bus, bet šiaip tai tokia parduotuvėlė, žiūrėkit autobuse. Traditional. Va ir šiaip. Eidam dabar į tokią, mes kadangi visi 3 esam fanai triumų, tai varom į tokią kavinę, restoraną, kur viskas absoliučiai yra su jais. Basankė toksai vaibas, ar ne? Nes realiai, jo, žiūrėk, nu tas grindinys, restoranai, Basanavičius, happy hour. Ką čia siūlo? Nu čia reikės, ne vanesiukai į tą laimingą valandą. Bet šiaip gražu, aš manau, vakare čia gražiai atrodo. Pirmas patiekalas, starteris, bulvės su tyrimų padažu. 7 euriukai. Toks kamazas bulvių, belė kaip skanu. Beje, špricas 5 pm. Va, 5 pm. Pas manęs originalus špricas 5 pm. Pas mus koksai kamparė, ne? Jo, kamparė špriciukas 5 pm. Šitas ne pitakas kainavo, sakyti? Šitos? Jo, 4 kažkiek, atsiprašau, sumelavau. Jo, gerai, kad pataisi augis. Žodžiu, 5 eurai. Toksai su triumais, belė kaip skaniai. Oh, shit. Burną gali mest tiesiai.
Ten tiek nesu matęs, kad būtų, kad dar spindėtų. Amazing. Prikloja tai. Ir čia realiai yra, hebras, 7 euriukai. 7 fucking euriukai už tokią paklodę trumpą. Jūs durn? Gerai? Good shit, sen. Good shit? Gerai, eina valgyt. Viselis bėga, tu durn. Ką tu čia darai? Outfit čeką tu likė? Nusfatino? Iš tos pusės, Jis dar ne bet kur tinka. Palaukit, turiu biškį jūs dabar padėti. Rezime, viskas mums kainavo, aš 2 gėrimus gėriau, privalgėm ir taip toliau kainavo 60 eurų. Tai realiai nieko iš esmės, kaip tu tokius patiekalus gauni tokios kokybės. Lietuvoje tai nežinau kiek. Nu realiai, manau, Lietuvoje 120 būtume tikrai eurų pasidėję. Nes vien kokteilis vienas kainuoja realiai 2 tiek, kiek čia kainuoja, tai Lietuvos kainam tai čia kosmiškai pavalgėm pigiai, aš manau. Atėjom prie veikiausiai bene turbūt turėtų būti įspūdingiausias Tiranos pastatas. Tiranos piramidė, jo. Čia ją pastatė komunizmo laikais, čia buvo pats brangiausias taip pastatas komunizmo laikais. Paskui čia tiesiog pavirto į muziejų, žodžiu, čia neįdomino ta istorija, bet tokie jo dalykai. Vieną tą pakopą užlipau, jau kojų nebejaučiu. O taip ir bus, tik tai alutį pompuot per atostogas. Jo, vakcina. Dieve, šiandien padėk tam senelį. Nu, kas gero? Šokia Ispanija biški. Biški. Sunku pasakyti. Italija biški. Vienas iš lankytinų objektų turbūt čia yra šitas. Nu, bet tipo, gal kai saulėta ir gražu, gal ir bairį čia pasėdėt, žinai, užlips. Vakare čia labai gražu, beje, nes jis labai gražiai apšviestas, tai va tas gal, žinai, priduoda. Tie balti laiptai, vis kita, bet šiaip tai kažkokio ultra didelio įspūdžio tai nėra, jo, kad labai keltų, nes nėra nieko čia aukštai būtų, ne kažkaip stipriai. Nu, kažkiek atsiveria, bet... Bet nestipriai. Suradom vienodą draugelį su tokia pačia kamerytė. Nauja diena, nauja šikna koras gaidys. Einam į bunkerį. Ten gal nelis bent jau. Neturim skėčių, problemos, kaip visada tik problemos. Nusipirkom skėčius ir bandėm eiti į bunkerį. Kažkoks suvažiavimas šitą mieste vyksta, čia kažkoks politikų žodžiu. Uždaryta. Viskas uždaryta. Kur be važiuojam su Pistoja Albanija, viskas uždaryta. Važiuoja į miestą, uždaryta. Ateini į miestą, uždaryta. Bibys, o ne šalis, aš jums pasakysiu tik tiek Albanija. Gerai, dabar jeigu linksmesnė nata, tai net nežinau, ką veikti, nes viskas uždaryta iš tikrųjų. Kaip tavo, Vanesa? Šiaip super čia mums sekas, kur šitoje Albanijoje tikrai 10 iš 10 sekas. Mes einam į tą House of Leaves, nežinau kas ten. Ačiū labai dėdės per jūs, mes negalim į muziejų nueiti pasidomėti, ger turėsime eiti per jūs dabar. Gerai, tai mes bandom tada Vanesa eiti iki namų, nes prastai jaučiasi tiesiog. Sveikatėlis užlubavo, o mes bandysim saugiai ten. Uždaryta irgi tiem, uždaryta. Liko 200 metrų, gal 100. Realiai, diena įsubinė visai iš esmės. Nu, tai dabar yra dar vienintelė viltis į kitą bunkerį, varyti į kalnus, taksą pasižiūrėti. Pala, baikus, pažiūrim, kiek kainuotų taksas. 9 eurai. Nuo mūsų vietos iki ten 9 euriukai. Sumokėjom 8 euriukus, nu 8,5 gal euriukus už taksą. Atvežė mus šiaip ne taip, belė kaip matėt, lietus stiprus lyja. Svarom į Bunk Art 1, tai jisai buvo pastatytas 70 metais, skirtas čia tokiam diktatoriui. Tai palaukit, praeisim. Pasislėpti jau ką nuo atominės atakos. Ir bunkeriai yra kelių tipų čia. Tai yra vieni, kurie būna kalnuose, vieni, kurie būna duobėse ir kiti, kurie būna tiesiog pastatuose mieste. Tai šitas yra kalnų bunkeris. 3000 kvadratinių metrų
100, kiek sakiau kambarių? Virš 100 kambarių. Jo, virš 100 kambarių ir 5 lygiai. Jo, tai čia toksai, pakankamai didelis bunkeriukas ir irgi gerai vertintas, komunizmo era biškį pastudijuoti ir pamatyti kažką gerą. Gerai, kur reikia pasižiūrėti. Pyzdė. Semsimi batus. Ten čia pyzdės. Jo, ta apsižvalgy, kaip čia kas. Aš einu iki bilietų paklausiu, ar eina kelias. Davai, jo, varyk, aš čia pabūsiu tada. Ten va būdelė. Visoje Albanijoje šiuo metu beje tokie orai yra. Tai labai džiaugiamės, kad pabėgome iš to kurorto, nes kurortas tai iš vis grūzas. Čia tai bent va, į muziejų. Šiaip būtume visus muziejus aplankę, bet kažkodėl iki 6 kažkoks suvažiavimas jobanas vyksta, tai negalim žodžiu nieko daryti. Ten biškai atsiprašau, pratrūkau, nu bet ten tikrasis aš buvau. Sunervino, na, nori žmogus papramogat, nori pamatyti kažką ir... Nu ką, pačilbėjo? Tai žodžiu, ten, tai mes 2 opcijas turim, arba vienam jums bunkeriui, arba iškart gali bilietą 2 pirkti, tada pigiau būna. Nu va, kaip ir priklauso, raudona žvaigždė. Iš betoniuko. Ką einam patyrinėti bunkeriuką? Nu tai tas diktatorius ir buvo, tas Enveris Horaksas čia pagrindinis, kuriam ir pasakyti tie bunkeriai, nu žodžiu. Bairis. Dar sugyventum tokiam? Nu, bairis. Ilgumo koridorius. Wow. Spūdingai. Taip kas nais tikrai, vat, ką sakau, ir kad viskas yra autentiškai realiai ir likę nuo tų laikmečių, pažiūrėkit. Vokietukų uniforma visa. Gal vokiečių, nes čia apie vokiečius dabar viskas, matai. Keliais praperstais. Lubos aukštas. Čia va jo, oro valydo, čia oro filtrų kambariukas, aišku, čia va jau matus, nu ne visur belieka tie vamzdžiai, bet va, filtruodavo, paduodavo oro kažkaip tai, kad galėtų kvėpuotis. Nu bet jo, čia taip, jeigu nori praeiti, realiai vaigaičių tiesiai. Reiktų greit pabėgčiau ir nuo kaktą pasiskelčiau. Dantis padėčiau tikrai ant tos. Šiaip didelis baisiai bunkeris, tokiam tikrai nesu niekur buvęs. Mane filmai. Oh shit. Oh yeah, ataka. Okay. Žodžiu, jie buvo, tipo, šalto karo metu labai Albanija buvo pasinešus ant cheminių ginklų visokių. Ir čia kambarys, kuris simbolizuoja, nu, tipo, paspaudė, ir tada pradėjom. Įjungiam ir uždarom. Įjungiam ir išeinam. Sunahai, kaip nejauku. Aklinoj tamsoj stovim. Taip, va. Toks kambariukas. Ne, gal. Okei. Krypia šiaip. Daryti. Taip, opa. Tai bunkeriukas. Realiai, kultūrai, kiek mažesnė miestelį blogiau atrodo. Tai čia dar 3 aukštai po žemė jau. 2. Balkonai. Čia va, prieš teatrą va menė jo, kur tipo pasiėmė gėrimukų kažką. Šokoladą. Na va, kavytė, saliuko, va čia padėliota.
Čia ir dabar tą gali padaryti, aišku. Dabartiniam jo sąlygom. Čia tam ir padaryta, bet va taip, žiūrėkit, tokia salytė. Dėdės. Ant galvos atominės mėta, tu čia ramiai kavytė. Pasirėmės alkūrėm. Šiaip įspūdinga, ta prasme. Kaip Augis vat ir sakė, čia geriausias dalykas, ką mes matėm Albanijai realiai. Pažiūrėkit. Realiai tokiam tai pasubaliavočiau dar normaliai. 1973 ant sienos. Vat, atstovė tokia eilutė, taip smagiai. Kažką. Cakt. Krauti. Kiaušiniai, duona, vaisiai, daržovės. Viskas, ko reikia tuo metu. Tie žaislai, kaip aš juos atsimenu, tu duornas. Geras. Aš tai atsimenu. Atsimenu ir aš. Dar tokie meškinai šlykštus vaisius būdavo irgi, čia jau čia nebus. Šitos irgi atsimenu, medinius. Nu, čia pionierių reikalai, mes pionieriais nebuvom, bet... Nu, vas, klaus, neurašydavau. Kaip tokia pat, mes rašydavom tokį... Jo, parkeris. Prasėjom, tai įspūdinga šiaip. Tikrai verta, šiaip labai rekomenduoju į šitą dalyką, jeigu būsit sostiniai, tai būtinai darykit. Tai čia buvo pirmasis bunkeris, mes dar į antrą bunkerį varysim, tik tai jisai šiandien, nu, kaip jau matėt, neveikia. Jau prieš tai matėt mano pirado isterijos, kur. Nu, tai rytoj mes jį bandysim iš ryto paimti. Dar parodysim, kaip ten atrodo irgi. O dabar tai namo jau čia pis.